Labadiena. Nuo šių metų pradžios įteisinta nauja išmokų vaikams rūšis - vaiko priežiūros kompensacinė išmoka arba paprasčiau išmoka auklėms pasisamdyti. Ši išmoka skiriama už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko darželio ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės. Apie šią išmoką ir tai, ar tėvai aktyviai kreipiasi dėl šios išmokos skirimo, kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės patarėja Ieva Aninkevičiūtė Gorbiliovienė. Labadiena. Ir Vilniaus miesto savivaldybės išmokos skirimo poskyrio vedėja Inga Grinevič. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Pone Ieva, vaiko priežiūros kompensacinė išmoka galioja nuo šių metų pradžios. Kokia situacija? Ar jau daug tėvų kreipiasi dėl jos? Sulaukėme nemažo šeimų auginančių vaikus susidomėjimo šią naują išmoką. Visgi, kaip ir minėjote, ši išmoka įteisinta yra tik tai nuo šių metų sausio 1 dienos. Tai praėjo dar per mažai laiko, kad būtų galima vertinti šios išmokos aktualumą. Turimais savivaldybių duomenimis per pirmąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai per mėnesį vaiko priežiūros kompensacinė išmoka buvo paskirta 193 šeimoms už 210 vaikų. Kaip ir buvo galima tikėtis, kad daugiausia šios išmokos gavėjų yra didžiosiose savivaldybėse, ten, kur trūksta vietų darželiuose ir tėvam tenka ieškoti kitų vaiko priežiūros sprendimų, pavyzdžiui, samdyti auklės. Vien Vilniuje išmoka buvo skirta už 93 vaikus, Kaune už 24, Kauno rajone 15, Vilniaus rajone 14, o Klaipėdos mieste ir rajone po 8 vaikus. Tiesa, reikėtų paminėti, kad ketvirtadalyje savivaldybių kol kas nei viena šeima šios išmokos negavo. Galima manyti, kad ten vaikų priežiūros paslaugų prieinamumas galbūt yra geresnis ir auklių paslaugos šeimoms nėra tokios reikalingos. Jūs skaičiuojat per mėnesį, ar ne? Vidutiniškai per mėnesį, taip. Per mėnesį. Tai gali būti taip, kad vieną mėnesį viena šeima ėmė tą išmoką, kita neėmė. Taip, tai yra pirmojo ketvirčio duomenys, taip, kad ne, taip nėra. Tiesiog vieną mėnesį galėjo būti daugiau, kitą mėnesį mažiau ir tiesiog vidutiniškai per mėnesį. Išvedėt vidurkį, taip. Supratau. Pone Inga, Vilnius, kaip Vilniui? Jo, iš tiesų Vilniuje susidomėjimas šią išmoką tikrai yra ir per pirmąjį šių metų ketvirtį mes jau gavome 409 prašymus, tai vidutiniškai po 82 prašymus per mėnesį. Daugiausiai jų buvo sulauktas sausio ir vasario mėnesiais, tai maždaug po 165 prašymus, o kovo mėnesį jau mes matėme mažėjimo tendenciją. Na, taigi galima sakyti, kad pradžioje susidomėjimas buvo išties aktyvus, o dabar jau skaičius po trupučiuką mažėja. O kodėl taip, kažin? Pavasaris prasidėjo, auklių nebereikia. Aš galvoju, kad kai tik tai iš tikrųjų atsiranda galbūt nauja išmoka ir tas aktualumas yra toks didesnis, o vėliau žmonės galbūt, kaip čia pasakyti, susidomi iš karto tie, kuriem tai aktualu, o vėliau jau ten iš lūpų į lūpas, sakykime, mane informacija skleidžiasi ir galbūt žmonės daugiau išgirsta ir ateina vėliau. Bet iš tiesų stebim dabar mažėjimo tendenciją. Pone Ieva, kokiu tikslu iš viso buvo įteisinta šitą išmoką? Pagrindinis šios išmokos tikslas yra suteikti finansinę pagalbą dirbančiams ir mažus vaikus auginančiams šeimoms, kurios samdo auklės. Šiek tiek pasidomėjau, tai pavyzdžiui, Jupis platformoje skelbiama, kad šiemet auklių valandinis atlygis svyruoja nuo 6 iki 12 eurų. Tai šeimos, kurios auklių paslaugomis naudojasi visą darbo dieną, iš tikrųjų patiria nemažas išlaidas ir todėl ši išmoka valstybė stengiasi palengvinti tėvams tenkančią finansinę naštą. Taip pat didmiesčiuose yra dar vis jaučiamas vietų darželiuose trūkumas, todėl šitą išmoką taip pat padeda spręsti ir vaikų priežiūros paslaugų prieinamumo problemą. Be to, ši išmoka suteikia galimybę vaikus auginantiems tėvams lengviau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, o vaikų susilaukę tėvai, kurie nori anksčiau grįžti į aktyvią darbo rinką, taip pat turi tokį pasirinkimą – samdyti auklę ir gauti šią išmoką. Kas gali gauti iš viso šitą išmoką? Tai šią išmoką turi teisę gauti vienas iš vaiką auginančių tėvų, įtėvių ar globėjų už darželio nelankantį vaiką, kurio amžius yra nuo gimimo iki vaikui pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.
Reikėtų priminti, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, kai vaikui tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Kita labai svarbi sąlyga, tai kad išmoka mokama tik dirbantiems tėvams, išskyrus atvejus, kai jie turi negalią ir jiems yra nustatytas nuo 0 iki 25% dalyvumo lygis. Taigi tėvai turi faktiškai vykdyti darbinę veiklą. Jie gali dirbti ir pagal darbo sutartį, tai gali būti ir savarankiškai dirbantis asmenys, pavyzdžiui, vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba pagal pažymą. Ir taip pat yra keliami reikalavimai ir aukliai. Tai turi būti oficialiai dirbantis fizinis asmuo, kuris už atlyginimą vykdo vaikų dienos priežiūrą pagal valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą individualios veiklos vykdymo pažymą arba pagal darbo sutartį. Tai tais atvejais, kai yra vykdoma individuali veikla, tai vaiko tėvai su aukle turi sudaryti rašytinę vaiko priežiūros sutartį, kurioje ir būtų aptarti individualūs su vaiko poreikiai susiję vaikų priežiūros bei auklės veiklos reikalavimai. Tai pavyzdžiui, kad ir vaiko priežiūros vieta, ar ne, trukmė, sutartas atlygis aukliai, sutarties galiojimo terminas. Ir ką dar reikėtų svarbu paminėti, kad aukliai nėra taikomi apribojimai dirbti kito darbo nesusijusio su auklės veikla. Šiemet kokio dydžio yra vaiko priežiūros kompensacinė išmoka? Šios išmokos dydis šiais metais siekia 364 eurus, tai yra 5,2 bazinės socialinės išmokos dydžiai. Paprastai bazinės socialinės išmokos dydis kiekvienais metais indeksuojamas yra, tai tuomet auga ir visų išmokų dydžiai. O priklauso nuo to, kiek valandų auklė per mėnesį dirbo, suma? Ši išmoka yra universali, yra ir mokama visoms šeimoms vienodo dydžio. Tai išmokos dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų vaikas buvo prižiūrimas auklės ir kokias išlaidas tėvai patyrė. Taip siekiama neapsunkinti tėvų ir palengvinti tą visą procesą, nes jiems nereikia kiekvieną mėnesį pateikti savivaldybei dokumentų įrodančių, kiek valandų buvo vaikas prižiūrimas. Ir taip pat tai sumažina administracinę naštą ir savivaldybėms, kurios administruoja šios išmokos skirimą ir mokėjimą, nes joms taip pat nereikia apskaičiuoti šios išmokos dydžio kiekvieną mėnesį šeimoms. Dabar kilo toks klausimas, ar gali, pavyzdžiui, vaiko močiutė prižiūrėti savo anūką ir gauti šitą išmoką? Taip, vaiko močiutė gali būti jo auklė, tačiau kaip ir kitos auklės, ji tai turi daryti oficialiai. Turi turėti individualios veiklos vykdymo pažymą, taip pat ir sudaryti sutartį su tėvais ir be abejo gauti atlyginimą už vaiko priežiūrą. Ir mūsų žiniomis, tokiu atveju, kai vaiko močiutė tampa jo auklė, yra Lietuvoje ne vienas. Tai vaiko močiute tėvai tiki ir matyti pasitiki, be rūpesčio palieka prižiūrėti vaiką, bet kai yra samdoma auklė, kuri nėra žinoma šeimai, sakykime, per tam tikras platformas, per pažįstamų rekomendacijas, tai tikrai prašome tėvų būti atsakingų, užtikrinti savo vaikams saugumą ir būtinai auklės paprašyti pateikti teisėto darbo su vaikais kodą, kurį privalo turėti kiekvienas su vaikais dirbantis asmuo. Ir šis kodas patvirtina, kad tam asmeniui kad jis nėra teistas už seksualinio pobūdžio ar kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus. Ir tėvai pareikalaudami šio kodo iš auklių tiesiog įsitikins, kad šiam asmeniui nėra taikomi apribojimai dirbti su vaikais. O kokie galėtų būti atvejai, kai išmoka neskiriama, ar yra tokių? Yra numatyti keli atvejai, kai išmoka nėra skiriama. Tai siekiant užtikrinti tinkamą vaikų priežiūrą ir geriausius vaikų interesus, kaip ir kitose Europos valstybėse, tokiose kaip Anglijoje, Norvegijoje, yra nustatytas auklės vienu metu prižiūrimų vaikų skaičiaus ribojimas. Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka nėra skiriama už daugiau kaip 5 tos pačios auklės tuo pačiu laikotarpiu prižiūrimus vaikus. Yra vienintelė išimtis, kai visi tie prižiūrimi vaikai yra tos pačios šeimos vaikai. Taip pat išmoka nėra skiriama, jei auklė prižiūri savo ar kito kartu gyvenančio asmens auginamą vaiką. Ir taip pat, kaip minėjau, kad tiek vaikas, tiek auklė, tiek tėvai turi atitikti tam tikrus reikalavimus, tai
jeigu, sakykime, pavyzdžiui, vaikas bus ugdomas darželyje ar ne, o vaiko tėvai nedirbs arba auklė vykdys savo veiklą neoficialiai, tai taip pat išmoka nebus skiriama. Mhm. Tai kaip gaut tą išmoką, kokius dokumentus reikia pateikti, kur kreiptis? Tėvai dėl vaiko priežiūros kompensacinės išmokos skirimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ir taip pat prašymą galima pateikti lengvai elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą internetinėme puslapyje, kurio adresas yra www.spis.lt. Ir pagrindiniai dokumentai, kuriuos būtina pateikti savivaldybei kartu su prašymu, tai yra jau mano minėta auklei išduota Valstybinės mokesčių inspekcijos individualios veiklos vykdymo pažyma, kurioje būtinai turi būti nurodyta, kad yra vykdoma būtent vaikų dienos priežiūros veikla. Taip pat reikia pateikti ir vaiko tėvų ir auklės sudarytą rašytinę vaiko priežiūros sutartį ar darbo sutartį, kurioje būtų nurodyti vieną iš vaiko tėvų, auklės ir prižiūrimo vaiko duomenis. Taip pat nurodytas teikiamų paslaugų apibūdinimas, ar ne, kad iš tos sutarties būtų galima suprasti, kad vykdoma vaikų dienos priežiūra ir kad samdoma yra auklė. Taip pat auklės atlyginimas už vaiko priežiūrą, sutarties terminas, jei sudaryta terminuota sutartis ir data, kada jau sutarta pradėti tą vaiko priežiūrą. Kai tėvai dirba ne Lietuvoje, o užsienio valstybėje, tai taip pat turėtų būti pateikti dokumentai, įrodantis, kad jie vykdo darbinę veiklą. Lietuvoje šeimos auginančios vaikus gauna ir kitokių dar išmokų. Valstybė padeda šeimoms auginti vaikus. Kokių dar išmokų yra? Taip, tikrai Lietuvos šeimos auginančios vaikus gali gauti įvairias valstybės skiriamas išmokas. Trumpai paminėsiu kelias. Tai pavyzdžiui, gimus vaikui, tėvai gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos vaikui, kurios dydis šiais metais siekia 770 eurų. Taip pat kiekvienas vaikas Lietuvoje nuo gimimo iki 18 metų, taip pat ir vyresnis, kol jisai baigia bendro ugdymo mokyklą, bet neilgiau iki jam sukaks 23 metai, taip pat gauna išmoką vaikui, taip vadinamosius vaiko pinigus, kurių dydis šiais metais yra 122,5 euro. O vaikams iš gausių ir nepasiturinčių šeimų, taip pat vaikams su negale, prie vaiko pinigų yra skiriama papildoma išmoka vaikui 72 eurai per mėnesį. Taigi kiekvienas tas mano paminėtas vaikas per mėnesį gauna apie 194 eurus. Kita išmoka, pavyzdžiui, mokama gimus dvynukams, trinukams ar daugiau vienu metu ir mokama iki vaikams sukaks 2 metai. Tai kai vienu metu gimsta 2 vaikai, mokama 280 eurų, kai 3 vaikai 560 eurų ir taip už kiekvieną paskesnį vaiką yra mokama dar po 280 eurų. Dar viena išmoka yra skiriama vaiką auginantiems tėvams, kurie mokosi ir studijuoja, bet neturi sukaupę pakankamai socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš Sodros. Tai iki vaikui sukaks 2 metai taip pat yra skiriama kiekvieną mėnesį 420 eurų išmoka. Matyt, reikėtų paminėti, kad šeima vienu metu gali gauti ne vieną išmoką. Tai pavyzdžiui, šeimos auginančios 2 iki mokyklinio amžiaus vaikus ir samdančios auklę, tai kiekvienas vaikas gauna vaiko pinigus ir vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Tai tokia šeima per mėnesį iš viso gauna apie 973 eurus. Tai tikrai kviečiu pačius tėvus pasidomėti apie jiems priklausančias išmokas ir paramą. Ir šią informaciją jie gali rasti ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir tiek savivaldybių internetinėse svetainėse. Pone Inga, šiek tiek grįžkim dar prie išmokos auklėms. Ar jūs gaunate kokių nors klausimų, pavyzdžiui, iš tėvų, gal pačių auklių, dėl šitos išmokos? Ko klausia? Tikrai taip. Dažniausiai sulaukime įvairių praktinių klausimų ir, pavyzdžiui, tokių kaip tėvai teiraujasi, ar auklė gali dirbti kitą darbą, nesusijusi su auklės veikla, ką ir gerbiama Ieva minėjo, iš tikrųjų apie sąlygas, kuriomis galima gauti tą išmoką. Klausia taip pat, ar aukliai gali būti mokamas valandinis atlyginimas,
ar tėvams reikia pateikti apmokėtas sąskaitas už auklės paslaugas. Na, taip pat kyla ir klausimų dėl vaiką prižiūrinčių asmenų, tai ar būtent jais gali būti seneliai. Taip pat domisi, ar teisės aktuose yra nustatytas auklės darbo laikas per savaitę ar mėnesį. Be to, vaikų tėvus taip pat domina, kokią veiklą auklė turėtų vykdyti, kad galėtų gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką ir būtent kokios formos turi būti sutartis su auklė. Ir jūs atsakinėjate į tuos Taip, visus mes- klausimus ir kaip kreiptis, kad gautum Taip. atsakymus. Taip. Pas jūs tiesiog į savivaldybę, telefonu. Jo, iš tikrųjų gyventojai kreipiasi įvairiais būdais, tai jie kreipiasi arba telefonu konsultacijos, mes juos konsultuojam ar ne, arba kreipiasi elektroniniu paštu taip pat. Taip pat pastebim, kad daug gyventojų susiranda iš tikrųjų elektroninėse, internetinėse svetainėse informaciją ir būna jau ganėtinai patys pasidomėję tą išmoką ir tik pasitikslina detalės. Dėl kokių dar išmokų šeimos auginančios vaikus kreipiasi Vilniuje? Kokios populiariausios išmokos, jeigu taip? Jo, tai iš tikrųjų Vilniaus mieste gyventojai dažniausiai kreipiasi dėl išmokos vaikui, tai tiek universalios, tiek papildomos. Ir pirmąjį metų ketvirtį mes gavome daugiau kaip 5,5 tūkstančio prašymų ir tai sudaro maždaug apie 73% visų išmokų vaikui prašymų. Na, antroje vietoje stebime, kad nemažai gyventojų kreipiasi dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui ir jų buvo pateikta apie 15% visų išmokų vaikui prašymų. Tai tokios populiariausios išmokos. O kalbant apie jų kreipimosi būdus, tai vis tik stebime, kad tikrai dauguma gyventojų, net apie 81% prašymus išmokoms vaikui pateikia internetu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, apie kurią minėjo Ieva. Ir tai iš tikrųjų patogu, greita ir todėl ši forma matyt sulaukia didžiausio populiarumo. Na ir pabaigai patarimai. Patarimai. Irgi tikrai svarbus labai momentas. Tai mes patariame kuo anksčiau susipažinti su išmokų gavimų reikalavimais ir dokumentais, kad galėtumėte laiku ir tinkamai pateikti prašymus. Žmonės dažnai ieško informacijos socialiniuose tinkluose, kur dalijamasi asmeninę patirtimį. Tačiau labai svarbu atsiminti, kad tokia informacija ne visada atitinka galiojančią tvarką, ar tinka kiekvienam atveju. Tai patiriam tokias situacijas, kai žmonės pasikonsultuoja vieni su kitais, iš tikrųjų būna suklaidinami. Todėl rekomenduojame remtis oficialią informaciją ir konsultuoti su savivaldybės specialistais. Prašymus teikti kviečiame elektroniniu būdu per jau minėtą sistemą, nes tai tikrai patogu, greita ir saugu. Ir dar vieną dalyką norėtųsi irgi pasakyti, kad svarbu žinoti, kad jeigu įvyko svarbus pokyčiai, pavyzdžiui, pasikeitė gyvenamoji vieta, asmens duomenys, nutraukta vaiko priežiūros sutartis, vaikas pradėjo lankyti ikimokyklinę arba priešmokyklinę grupę, ar kitos detalės svarbios atsitiko, tai būtina per mėnesį apie tai pranešti savivaldybei. Tai svarbu, kad išmokos jums būtų mokamos teisingai ir laiku. Ir labai tikimės tokio bendradarbiavimo su gyventojais. Ačiū Jums už pokalbį. Apie vaiko priežiūros kompensacinę išmoką ir kitas išmokas šeimoms auginančioms vaikus kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės patarėja Ieva Aninkevičiūtė Gorbiliovienė ir Vilniaus miesto savivaldybės išmokų skyrimo poskyrio vedėja Inga Grinevič. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Sumerytė. Sudie.